Hello, 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 hello. Nu jo, tai jau tikrai. Nu ką jau padarysi. Nieko nepadarysi. Reikia rašyti viso gero, ate, kodėlgi ne. Ir bus geriausia. Artėja dienos, artėja meilė, o kam tik kaupinimas, galima sakyti, kažkokie fake dalykai sukurti ir parodyti kitiems žmonėms, kurių nenorėjo ir nenori ir nereikia, kad kažkam jau reikia ar jau nori. Sukurti kažkokią iliuziją, kad kažkas yra su kažkuom šiuo metu. Nors tai tik dar viena melagystė, kad pasijaustum geriau ir kiti pasijaustų hujaviau. Ai. Metai bėga, o gyvenimas nežinia kur eina. Kartais geryn, kartais blogyn. Kas džiaugiasi tuom, o kas tik dar labiau važiuoja į dugną. Opa, dugnas. Reikia pasiraivyt. Kas čia rašo? Reikia pasiraivyt, kavos išgert. Nu, bliat, kiek galima rašyti. Ramybėj pabūt, gerai išsmiegot, gerai užvalgyt, manau, ir pamiršti tas, kas buvo. Gal prisiminti, įamžinti visą tai, čia jau kaip nori. Įamžinti tai savo gyvenimo dalį, gerą ar blogą, visų nesinori pamiršti, visos svarbios ir reikalingos. Be jų, nemanau, ar būtų taip jau nuostabu. Net ir pagalvojus nėra taip ir malonu kartais. Truputį tylos ramybės, pagalvoti, bet per daug užsigalvoti irgi nereikia, o tai paskui užsibūni mintise, be jokių veiksmų ir taip laikas bėga, procesai mažėja ir žiūrėk atsiduri ten pat, kur buvai prieš 10 metų. Kartais gerai, kartais netiek jau ir verta. Žiūrint jau ką darai. Tai gyvenimas tęsiasi, kad ir kiek besakytum, net ir ilgą laiką būnant prastoje būsenoje, prastoje vietoje, visad reikia prisimint, kad bus geriau. O gal ir ne, gal ir gyvenimas visiškai sužlugdys tave, suluošins ir sudarkys dar kitaip. Bet kas čia žino, gal ir po tokių dalykų gyvenimas pasidarys daug gražesnis, daug įdomesnis ir pradėsi gyventi dar labiau su didesniu noru ir to, ko nedarei seniau. Dabar tik girdi žodžius, manai, nežinai, bet kaip įvyks, sugrįši į šitą momentą. Ir ar tai buvo klaida, ir ar tai buvo nuspėta, ar tai buvo skirta tau? Kas čia žino? Sužinosime, neužilgo. Viso gero.